Tėvai daug sprendžia, vaikai mažiau, žinokit, motyvuotų yra. Daugiau tėvai reguliuoja eismą. Mokytojai ir tėvai, nes jie vis tiek, sakykime, jie mus moko, mato, kaip augam ir ką, ir jie dažniausiai nusprendžia už mus, bet šiaip didžiausią tai dalį pasirinkimų darom patys. Vieni moksleiviai dar tik svarsto, kurią aukštąją mokyklą pasirinkti, kiti jau tvirtai apsisprendė, ką studijuos. Vis dėlto sprendimą priimti nelengva, o ir ruoštis reikia ne 1 metus. Tai vienas svarbiausių pasirinkimų gyvenime. Mano pasirinkimo spektras buvo iš pradžių gan platus. Vėliau, kuomet pats nusprendžiau, jog noriu studijuoti kineziterapiją, tuomet išgirdau daug kalbų ir nuomonių, jog būtent šitame universitete yra gaunama daug praktikos. Jeigu mes stengiamės atrasti savyje, kas labiausiai patinka, gal sudomins ir, nežinau, esam sporto entuziastai, tai tiesiog susidomėsi, galvojam atvyksim. Jie priversti pradėti galvoti nuo 10 klasės. Priversti galvoti, bet iš tikrųjų tai apsisprendimas jų praktiškai būna didesnis 12 klasė. Manau, universitetas visų pirma turėtų būti patrauklus jaunimui, tai yra jis kažkaip skatinti turėtų jį rinktis tą universitetą. Gal dėstytojai turėtų būti jaunesni žmonės, nes dažniausiai mokytojai yra šiek tiek vyresnio amžiaus, jau išsiskiria pažiūros, tai gal manau, kad turėtų būti šiek tiek jaunesni, kurių požiūris sutaptų su studentų požiūriu. Tinkama aplinka tai turėtų būti geras, draugiškas kolektyvas bei suprantantis mokinius mokytojai. O dėl žinių tai turi dėstytojai būti geri, kad tiesiog sugebėtum išlaikyti egzaminus visus. Dėstytojai tai turėtų būti draugiški, studentai, tarp kurių studijuoja, irgi turėtų būti draugiški, ganėtinai tokia turėtų būti smagi aplinka, kad nebūtų jokio ten spaudimo, sakykime, kad studentas pats galėtų nuspręsti, ką jis norėtų daryti. Pasak specialistų, moksleivių pasirinkimui nemažą įtaką daro tėvai, tačiau šeimos tradicijas tęsti nori ne visi. Nemažą įtaką turi vyresniųjų draugų pasakojimai, žiniasklaida, gyvenamoji vieta ar vidinis apsisprendimas. Beje, dažniausiai pasirenkama likus metams ar 2 iki mokyklos baigimo. Labai įvairių yra moksleivių studentų per brūkšnelį. Iš vienos pusės yra labai nuo anksti pasirenkę šitą savo studijų kelią, profesiją ir čia, aišku, pirmauja kineziterapija ir treniravimo sistemos, nes tokių motyvuotų žmonių kitose studijų programose yra mažiau. Gal šiek tiek dabar keičiasi ir kūno kultūra, būsimieji kūno kultūros mokytojai, matyt geras kūno kultūros mokytojų pavyzdys daro didelę įtaką. Nemažai daro ir tėvai, ypatingai jeigu tėvai yra studijavę mūsų universitete, jie papasakoja apie studijas, apie galimybę įgyti profesiją. Reitingai, bet ne visada, greičiau visuomeninė nuomonė. Visuomenės nuomonė, kokia yra, sakysim, kaip šneka, arba dar vienas yra populiarios specialybės. Jau 10 klasėje, sakykime, jau tvirtai buvau apsisprendęs, kad studijuosiu treniravimo sistemas ir kad pasirinkau, kad būsiu sportinių šokių treneris. Dar nesirinkau, kad nuo mažens patiko daryti masažą, tai galvojau apie kineziterapiją ir studijuoti LSU. Žaidžiu krepšinį. Transmentai nežinau, gal treneris, bet dar nežinau iš tikrųjų, taip. Labai skirtingi požiūriai. Išvažiuoja dažniau, gal išvažiuoja dirbti į užsienį, o mokytis yra kas renkasi, bet, sakysim, priklauso labai nuo mokyklų. Kadangi esu toks kaip ir patriotas ir čia visai tikrai geras pragyvenimo lygis gali būti, jeigu ir baigiu studijas, tai sakykime taip, kad planuoju čia ir likti Lietuvoje. Lietuvos sporto universitetas sukvietė įvairių šalies mokyklų moksleivius. Jie ne tik susipažino su būtiniausia informacija, bet ir savo galimybės išbandė šokių ar šiaurietiškojo ėjimo pamokoje, krepšinio aikštelėje, baseine, dalyvavo moksliniuose tyrimuose. Stebina tas mūsų paveldas ir jauniems žmonėms įdomu sužinoti, kad pirmą kartą čia buvo sporto salė įrengta Lietuvoje, kad čia treniravosi ir mūsų nacionalinė krepšinio rinktinė, kuri 2 kartus laimėjo Europos krepšinio čempionatus. Aišku, labai pozityviai veikia tai, kad čia studijavo ir studijuoja daug žymių Lietuvos sportininkų. Šiemet įstoti į šalies aukštąsias mokyklas sieks ne 1 000 abiturientų. Baigusiųjų laukia nemažai naujovių. Viena jų grįžtama prie 3 priėmimo etapų. Moksleiviai galės išreikšti norą studijuoti nebe 12, bet 9 vietose ir gaus ne 2, o tik 1 kvietimą studijuoti. Būsimieji studentai, rinkdamiesi savo norimą studijas, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokios specialybės jie nori
ar jie nori siekti tik tais socialinių mokslų, ar jie nori daugiau praktikos įgauti. Turi žinoti, ko tu pats nori ir galbūt šiek tiek žvelgti į ateitį ir numatyti, kokios gali būti tavo galimybės ir kaip stipriai tu gali savo tikslų siekti.